Ar kada jautėtės tiesiog paskendę informacijoje? Atrodo, kad kiekvieną dieną jos srautas tik didėja, o pačios geriausios įžvalgos, jos dažnai slypi valandų valandas trunkančiame turinyje. Bet tiesą sakant, kasgi turi tiek laiko viską perklausyti ar peržiūrėti? Būtent todėl šiandien gilinamės į vieną tikrai galingą įrankį, kuris ir buvo sukurtas šitai problemai spręsti. Štai ši analogija. Jie tiesiog tobulai apibūdina tą jausmą. Tiesa, vertingiausia informacija, tie aukso grynuoliai, dažnai yra taip giliai paslėpti po valandų valandas trunkančią rūdą, kad, juos iškasti atrodo beveik neįmanoma. Tam reikia milžiniškų pastangų. Bet, o kas, jeigu atsirastų būdas tai padaryti žymiai greičiau? Gerai, tad koks mūsų planas šiai analizai? Viskas labai paprasta. Pirmiausia, aiškiai įvardinsim pačią problemą, tada, žinoma, susipažinsim su sprendimu, Notebook LM, panagrinėsim labai konkretų realų pavyzdį, atskleisim kelias, sakyčiau, gana netikėtas funkcijas, o pabaigoje viską apibendrinsim ir pažiūrėsim, kaip šį įrankį išnaudoti maksimaliai efektyviai. Taigi pirmasis skyrius. Ir čia, žinote, esmė labai paprasta. Problema tai tikrai nėra informacijos trūkumas, greičiau atvirkščiai, jos yra tiesiog per daug. Tikrasis didžiausias iššūkis yra kitur. Kaip prasibrauti pro visą tą triukšmą ir efektyviai pasiekti tai, kas iš tiesų svarbu. Pagalvokime apie labai konkretų pavyzdį. 6 valandų trukmės eksperto tiesioginė transliacija. Be jokios abejonės, ten yra tikrų perlų, vertingų minčių. Bet tų perlų tankis visoje toje transliacijoje yra labai mažas. Ir net jei žiūrėtume pagreitintai, tai vis tiek būtų milžiniška laiko investicija. Galiausiai tai tampa tiesiog realia kliūtimi kažko išmokti. Ir štai čia į sceną žengia Notebook LM. Svarbu pabrėžti, tai nėra dar vienas iš tų bendro pobūdžio dirbtinio intelekto modelių. Anaiptol, tai labai specializuotas asistentas. Jis sukurtas dirbti su konkrečia jam pateikta medžiaga. Jei reikėtų pasakyti labai paprastai, šis įrankis paima bet kokią nestruktūrizuotą informaciją, pavyzdžiui, vaizdo įrašo transkriptą, ilgą PDF dokumentą ir paverčia ją aiškę, suprantamą struktūrą. Viskas skamba gerai, bet kaip tai iš tikrųjų veikia praktikoje? Gerai, teorijos pakaks, pereikime prie tikro gyvo pavyzdžio. Dabar pažiūrėsime, kaip Notebook LM susitvarkė su, sakyčiau, tikro iššūkiu. Ilga, chaotiška tiesioginė transliacija, kurioje buvo sprendžiama programavimo problema. Taigi, įsivaizduokime situaciją. Turime 3,5 valandos trukmės įrašą. Jame programuotojai, kurie visiškai gyvai, be jokio scenarijaus, bando surasti vieną klaidą. Jie eina klaidingais keliais, bando sprendimus, kurie neveikia, kol galiausiai po ilgų paieškų randa tikrąją priežastį. Žodžiu, tai yra visiškas nefiltruotas informacinis chaosas. Ir štai dabar prasideda pats įdomumas. Notebook LM ne šiaip savo apibendrino faktus. Jis padarė kai ką daugiau. Automatiškai sukūrė nuoseklų pasakojimą, tikrą detektyvinę istoriją. Visą tą chaotišką procesą jis paėmė ir sudėliojo į labai aiškius etapus, pradedant nuo klaidingo pėdsako, tada apgaulingo simptomo tyrimo, po to sudėtingo, bet pasirodo neteisingo sprendimo paieškos ir galiausiai iki pat tikrosios stebėtinai paprastos priežasties atskleidimo. Rezultatas? Pirminė visiškai automatiškai sugeneruota prezentacija buvo, sakyčiau, apie 90% tiksli. Ir tai jau yra įspūdinga. Ji puikiai atspindėjo visą istorijos eigą, visus pagrindinius posūkius, bet, tas žodis bet čia labai svarbus, trūko vienos pačios svarbiausios detalės. Ir štai čia atsiskleidžia tikroji interaktyvumo galia. Kaip gauti tos trūkstamus 10%? Pasirodo labai paprastai. Tiesiog paklausus pokalbio lange. Gerai, o koksgi buvo pats galutinis problemos sprendimas? Ir atsakymas buvo absoliučiai tikslus. Paaiškėjo, kad visą gedimą sukelia viena specifinė kodo dalis, kuri grąžino duomenis netikėtų formatų, ir taip sutrikdė visą sistemą. Štai taip, paprasto pokalbio dėka buvo pasiektas 100% aiškumas. Gerai, bet pasirodo, kad Notebook LM moka ne tik apibendrinti turinį. Jis turi dar vieną funkciją, kuri tiesą sakant yra ir netikėta, ir stebėtinai galinga. Kalbu apie gebėjimą įvertinti pačios analizuojamos medžiagos kokybę. Ir tai iškart iškelia kur kas gilesnį klausimą, ar ne? Viena yra suprasti, kas įvyko tame vaizdo įraše. Viskas aišku. Bet ar pats įrašas, ar jis buvo geras mokomasis pavyzdys? Ar jis davė kokios nors ilgalaikės naudos, o ne tik greitą sprendimą? O dabar dėmesio. Nes tai, ką matome dabar, yra tiesioginė citata, kurią sugeneravo pats dirbtinis intelektas. Ir ji, mano nuomonė, yra neįtikimai taikli.
Įrankis pastebėjo, kad taip, problema buvo išspręsta, bet žiūrovui nebuvo paaiškintas bendras principas. Tas principas, kurį būtų galima pritaikyti sprendžiant panašias problemas ateityje. Ir tai, man atrodo, puikiai parodo, kad šis įrankis gali atlikti netgi giluminę pedagoginę analizę. Pagalvokime, ką tai reiškia turinio kūrėjams. Taigi atveria tiesiog fantastiškas galimybės. Prieš ką nors publikuojant, galima tiesiog įkelti savo mokomosios medžiagos juodraštį ir gauti visiškai nešališką grįžtamąjį ryšį. Dirbtinis intelektas gali parodyti pirštų į vietas, kur, pavyzdžiui, paaiškinimas yra per sudėtingas ar kur trūksta gero apibendrinimo. Tai iš esmės tarsi turėti asmeninį redaktorių, kuris pasiekiamas bet kada. Gerai, judėkime toliau. Ir dar šiek tiek praplėskime perspektyvą. Nes šis įrankis yra ne tik analizatorius. Jį galima įsivaizduoti kaip universalų turinio konverterį. Tokį, kuris gali paimti bet kokią medžiagą ir pritaikyti ją prie individualaus mokymosi stiliaus. Ir ši lentelė, manau, puikiai viską iliustruoja. Pavyzdžiui, galbūt kam nors nepatinka žiūrėti ilgus vaizdo įrašus. Jokių problemų, galima gauti tekstinę santrauką ar net garso įrašą, tarsi tinklalaidės epizodą. O gal reikia perskaityti labai sudėtingą tankę techninę dokumentaciją. Įrankis gali ją paversti daug lengviau virškinamų tekstų. Ir kas dar įdomiau, galima įkelti 2 straipsnius su visiškai priešingomis nuomonėmis ir gauti subalansuotą dialogą, kuriame atstovaujamos abi pusės. Na štai, artėjame prie pabaigos. Paskutinėme skyriuje pakalbėkime apie labai svarbų dalyką. Kaip realistiškai vertinti šį įrankį ir svarbiausia, kada jį naudoti, kad gautume pačią didžiausią naudą. Čia labai svarbu prisiminti garsėją 80-20 taisyklę. Notebook.lm yra būtent toks įrankis. Jis visų pirma skirtas efektyvumui. Jis leidžia, investavus gal 20% laiko, gauti maždaug 80% esminių įžvalgų. Ir tai yra didžiulis laiko sutaupimas. Bet labai svarbu suprasti, kad tai nereiškia, jog jis visada pagaus visus 100% subtiliausių niuansų. Taigi, išvada labai aiški. Reikia tiesiog žinoti, kada ir kaip šiuo įrankiu pasikliauti. Jis yra absoliučiai fantastiškas, kai, pavyzdžiui, reikia greitai susipažinti su visiškai nauja sritim ar suprasti bendras aukšto lygio koncepcijas. Tačiau, jeigu analizuojamas, tarkime, teisinis dokumentas arba medicininė ataskaita, kur kiekvienas žodis, kiekvienas kablelis gali turėti kritinę reikšmę, tuomet būtina išlikti labai budriems. Tokiais atvejais visada, pabrėžiu, visada reikia patikrinti informaciją pirminėme šaltinyje. Ir štai taip mes grįžtame prie pačios pradžios. Informacijos vandenynas pats savaime nėra problema. Tikroji problema tai prieiga. Tai tinkamų įrankių padedančių tame vandenyje naršyti trūkumas. Šią analizę parodė vieną tikrai galingą būdą, kaip tą prieigą galima patobulinti. Ir tai, manau, palieka mus visus su vienu svarbiu klausimu. O kokius dar įrankius ir metodus galima atrasti ir pritaikyti, kad mokymosi procesas taptų dar efektyvesnis ir prasmingesnis?